Labą dieną. Pratęsiam mūsų pokalbių ciklą Žmogus, visuomenė, valstybė. Aš Saulius Spurga. Ir šiandien susitinkame su vienu labiausiai tituluotų Lietuvos teisininkų Pranu Kūriu. Iš tikrųjų, dar viena istorija, kai žmogus iš provincijos, iš kaimo savo jėgomis pasiekė tiek, galima sakyti, kiek nepasiekė ne vienas kitas Lietuvos teisininkas, būtų net sunku išvardyti tuos postus, kuriuos užėmė Pranas Kūris ir darbus, kuriuos jis padarė. Beje, jau 25 metų apsigynė kandidatinę disertaciją, 35 jau buvo daktaras, 13 metų buvo sovietinis teisingumo ministras, po to buvo vienintelis iš vyriausybės narių, kuris tapo ir pirmuoju nepriklausomos Lietuvos teisingumo ministru. Vienas iš pagrindinių nepriklausomybės atkūrimo akto autorių, teisinės redakcijos autorius, taip pat ambasadorius, bet čia tik dar viena jo veiklos sritis. Taip pat aukščiausiojo teismo pirmininkas, Europos žmogaus teisių teismo teisėjas, Europos teisingumo teismo teisėjas, daugelis kitų darbų ir pareigų. Taigi, sveikinamės su Pranu Kūriu ir mano klausimas pirmas toks gal nestandartinis. Kaip vis dėlto jums pavyko praeiti tokį kelią ir mes kalbėjomės taip prieš laidą, jūs sakot, kad niekada jūs nepatyrėte jokių blogų įtakų, intrigų kažkokių ir visada jums gyvenime sekėsi. Na, aš tuo nelabai tikėčiau. Vis dėlto, koks jūsų gyvenimo moto, koks jūsų principas vedė sėkmingai jūs per gyvenimą? Labai sunku atsakyti šitą klausimą, kadangi gyvenimas toks nebuvo labai lankstus, kad pats viską pasirinktų. Gauni kažką gyvenime ir bandai jį daryti, kad tau būtų naudingas ir kitiem būtų naudingas. Taip, kad aš atskirais epizodais pradėsiu kalbėti ir matysis, kodėl aš tą dariau. Bet tai jūsų toks pozityvus požiūris į gyvenimą lėmė? Taip. Pozityvus, jūs matote šviesias gyvenimo pusės daugiau. Taip. O kaip jums, būnant ministru, užimant įvairias pareigas, pavyko neprisikurti priešų? Galbūt ir prisikūriau, gal jie neišlindo. Na, bet, nežinau, kurie buvo priešai. Bet jūs vis dėlto labai mėgstamas, vertinamas teisininkų bendruomenė, apie jūs geri žodžiai visada skelbiami. Toks gyvenimas buvo, aš kažkaip žmonės vertinau teigiamai. Net ir tokius, kurie ateina, pavyzdžiui, pasakysiu paskutinį tokį epizodą, buvo geras teisininkas, mano buvo studentas, rusiška pavardė jaunas lietuvis. Aš buvau dekanas, žiema, jau ne Čiurlionio, ten, jo, ir jis ateina pas mane jau advokatas, jau baigęs kažkur. Ir sako, aš atėjau per langą iššoksiu, man reikia. Sako, atsidaryk langą. Einam prie lango, pažiūrėsiu, ar tu šoksi. Ne, nešoksiu. Tai keliauk. Paskui labai gabus žmogus buvo, paskui jis numirė. Toks žmogus buvo jau. Būna tokia, kaip su tokiu žmogum pasielgti? Na, mes jau... Ką policiją kviesiem, ar ką? Jau, kaip sakant, matome užuominas jūsų išminties ir nepasimetimo visose situacijose. Nusikelkime dabar mintimis į tolimą praeitį. Šeduva, jūs vaikas, lankote mokyklą. Kokia buvo tai aplinka? Kokioje jūs šeimoje gimėte? Gerai, pradėsim nuo Šeduvos. Kas iš jūsų nebuvo Šeduvoj? Visi esat buvo prie Malūno? Ne?
Nežinot, kas aš Šeduva. Tai kažkada buvo labai garsus malūnas, kad jisai sukosi. Ir... Malūnas sukosi ir dabar, gerai atremontuotas, bet jis buvo garsus tuo, kad ten 1900 metais gyventojų tarpe 60% buvo žydai. Taip, bet čia Tai įsivaizduokit, to meto kas miestelio. atsitiko 41 metais. Sušaudė šimtais atskiruose miškuose. Labai sudėtinga situacija buvo, bet lietuviai, nepasakyčiau, kad ypatingi buvo žmonės. Didelių pasiekimų Smetonos laikais neturėjo lietuviai. Bet palaipsniui jau gimnazija plėtėsi ir aš jau buvau to gimnazijoje mokiausi 13 laidoj. Jau mokytojai vietiniai senesni mokyti kažkur pabėgo po karo 44 metais kitur. Jauni mokytojai, visiems patiems teko mokytis, bet netoli buvo Šiauliai institutas, kuris nekivysnių būdų jiem padėjo gauti diplomus. Ir kai atėjau į vidurinę mokyklą, tai mokytojai tik vienas buvo su aukštojo mokslu, kai baigiau beveik visi. O kokia jūsų šeimos padėtis buvo? Mano Kiek vaikų buvo, kiek brolių, seserų? Mano šeima darbininkų šeima. Reiškia, taip pasakysiu. Mama gimus Rygoj, kadangi jos tėvai išvažiavę iš Linkuvos buvo ir pasidalinę ūkį, turėjo pinigų, nusipirko arklius ir karietas ir jis dirbo vežiku. Tai čia mano dukra ten gimė. Reiškia, žmona dukra. O toliau karas prasidėjo, jos iš Rygos išvarė į Peterburgą. Ir tuo pačiu užsiminėjo, bet paskui atėmė ir arklius, ir karietas, ir be nieko liko. Ir tik tai, kai buvo pasirašyta taikos sutartis Rusija-Lietuva 1920 metais, jie gavo galimybę išvažiuoti iš Rusijos. Ir grįžo į Lietuvą. Ir jūs buvot vienas iš 5 vaikų to šeimoje. Taip, tai čia aš kalbu apie 21 metus. Taip, suprantu. Aš gimiau 1938. Tėvai buvo susiženę, jeigu tokia šeduvietišką žodį naudosiu, 35. Tai iš eilės brolis mano gimė 37, aš 38, vienas sesuo 39. Tėvo trejetukas, kur buvo, visi baigė aukštąjį mokslą, turėjo diplomus ir taip toliau. Toliau dar viena dukra gimė 43 metais sesuo, medikė buvo paskui, bet jau mirus dabar. Tai reiškia, ir dar vienas broliukas 45 gruodžio 13, kaip dar prisimenu. Tai jam 80 metų šiemet sukaks. Taip, kad iš mūsų tos vaikų šeimos. Bet jūs sakėt, kad jums vis dėlto gana skurdi buvo ta vaikystė, net vadovėlių gana skurdi, suprantat, mama niekur nedirbo, vaikus augino, o tėvas dirbo įvairiai, visur dirbo. Keletą metų dirbo bažnyčios varpininku ir prelato ūkyje. Ten buvo prelato karosų didelis ūkis. Smetonos laikais yra 80 hektarų. Tai ieškodavo darbininkų visada, kurie kažką darytų taip. Paskui išėjo aiškiai iš tų visų sistemų. Nu ir dirbdavo visur, kur įmanoma. Tai todėl mes visi vaikai, mokykloje visi gerai mokėmės ir nuo 14 metų aš jau ėjau dirbti. Vasarom, po 2 mėnesius. Ką dirbdavot? Tai 2 metus dirbau ten už Šeduvoj malūno, už 1,5 kilometro buvo toks durpinas. Tai mano uždavinys buvo džiovinti, apversti durpės ir džiovinti. Nu, užmokėdavau neblogai. Jūs sakėt, kad neblogai mokytis, tai buvo pirmas mokinys. Tai dėl mokinių Klasėje. taip, aš buvau klasėje kartais pirmas, antrais metais antras galbūt. Tai taip pat mano konkurentas buvo toks Staškūnas, kuris, kad pažįstat, Kaune buvo meras net,
tarybiniais laikais savivaldybės pirmininkas, bet jau miręs irgi. Tai jis kartais būdavo irgi pirmoje vietoje. Mus padarė paskui 2 klases, tokias po 20 žmonių. Bet jūs ten Šeduvoj dar ir prancūzų kalbą išmokote. Prancūzų kalbą aš mokiausi iš pagarbos vienai moteriai. Todėl, kad ta moteris jos pavardė Kiškienė, tas Kiškis tėvas jau vyras, 3 vaikai buvo pas juos ir jis ruošėsi ją mesti, jau matėsi, jau žmonės kalbėdavo apie tai. O jį susirgo ir kaip mokytoja buvo pusiau suparalyžiuota. Ateidavo ir kalba sudėtinga, bet prancūzų puikiai mokėjo jinai, baigus buvo specialiai ir prancūzijai. Tai aš specialiai mokydavausi prancūzų kalbą, kad negaila to žmogaus. Nes jinai tik 3 rašydavo kitiem, kurie nesimokė. Aš ir knygų neturėjau, nepirkdavau daugų, nedavau iš kur. Aš vaikščiau į mokyklą su sąsiuviniais už diržo ir mokyklai sportuodavau visą laiką ir man užteko tų knygų. Ir aš knygas Šeduvoj, kokios buvo mokykloje ar bibliotekoje, visas perskaičiau praktiškai. Turėjau vieną bičiulį, ten Šeduvo tokia maža stotelė yra, jo pavardė Navickas. Ta šeima gyveno, jis knygom rasdavo biznį kažkokį, nuperka kažkur knygą, paskolina ir mums visiems truputį paskolina vienai parai. Po pietų ar vakare duoda knygą tą ir rytoj turėjom gražiai. Tai naktį reikia namelį skaityti antram aukšte per langą kažkur, kad pavyzdžiui, net tokį Pavilonio, Piliponio, kaip to yra? Kaukolėžas, čemodanė. Ir tik gavau. Ir reikalavo, tu būtinai rytą atnešk man ją. Perskaičiau, tokia turi knyga, bet tokio lygio knygas labai skaitydom, nes tos knygos privačiai buvo pas žmonės kažkur. O jūs dar buvote ir sportininkas, stalo tenisą lošėt? Stalo tenisą turėjau pirmą atskirį. Ir dėl to lošiau gerai, kad Šeduvoj buvo tokia Čepaičių šeima. Albinas Čepaitis 2 klasėm už mane vyresnis buvo, bet jis vyresnis 3 metais. Ir jisai tapo Tarybų sąjungos jaunių čempionu. Įstojo į Kauno kultūros institutą, o tradicija liko. Jo jaunesnis brolis Kestas buvo ir aš su juo lošdavau. Taip, kad tenisą aš sąžiningai lošdavau. Ir po to jūs sugalvojote vykti į tolimą į Vilnių ir studijuoti teisę. Gerai, aš jums tik apie teisinį pasakosiu. Kai įstojau į teisės fakultetą, universitete vykdavo tarp fakultetų rungtynės stalo teniso. Ir pranešė, kad bus su medikais ir medicinai dar paskutiniam kursė buvo saunariais. Tarybų sąjungos daug metų jau. Ir man reikia su juo lošti. Aš galvoju, negražu pralošti kokiais keliais taškais. Aš jį sutikau netyčia ir sakau, tai jau daktarė vadinau. Daktarė, sakau, tai paskutinio kurso. Sakau, tai gal aš kokie 12 surinksiu pas jūs taškų. Drąsiai lošk. Taip ir buvo. Pralošiau 2 setus po 12. Ir mečiau tenisą. Kadangi jau buvo labai, kaip sakydavo, kūdas, valgyti trūko vis tiek, stipendija tokia maža, nusprendėm su draugais 3 eiti į štangistų. Reiškia, grupė, kur vedė 2 Respublikos čempionai buvę. Andrius Žukas, jums turbūt žinomas, pusunkio svorio, tikras geras sportininkas. Ir vienas jaunas, tik baigęs Politechnikos, šitą Kūno kultūros institutą, toks Pranas Pocius. Ir aš ten 3 metus treniravausi pas juos. Mano svoris buvo paskutinis tik 60 kg, pusunkis, ir aš tarp Respublikos pirmenybėm su
universitetų, iš aukštųjų mokyklų, tam pusunkiam svorį užėmiau 3 vietą. Rekordas buvo. Po to pradėjau geriau valgyti, mano svoris pasidarė 70 ir aš tą štangistus treniruotės mečiau po 3 metų, būdamas jau 75. Figūra buvo tokia. Bet dar grįžkime į liesesnius laikus. Jūs sugalvojate studijuoti teisę. Kodėl teisę? Teisė tai buvo įdomus dalykas, dar Šeduvoj. Buvo toks atvejis, kad keitė Zakristijoną bažnyčiai kažkokį, atvažiavo senukas, jau pagyvenęs žmogus iš Šiluvos Zakristijonas. Ir pas jį atvažiuodavo, o jo žmona buvo ištekėjus už vieno prokuroro, Šiluvoje gyveno, ir gyveno sūnus mano metų, pavardė Budrys jo. Jis atvažiuodavo pas senelius, susipažinom mes, netoli gyveno, ir jis daug pasakų man pasakodavo ir sakydavo, stokim į teisę, mano tėvas teisininkas. Ir praded man tas pasakas pasakoti. Aš dar vieną iš klasės apgalvojau, tas buvo 9 klasė aš buvau. Ir jis iki 11 klasės atvažiuodavo kiekvieną vasarą. Ir jis sakė, aš stosiu į teisę. Kai atėjo reikalas, baigiau mokyklą, nutarė vis tiek stoti į teisę. Ir dar vieną draugą iš klasės Kumpą, toks advokatas senas labai yra, daug dirbęs, reiškia su juo kartu, įstojom į teisę. Išlaikėm egzaminus, bet žiūrim, šito Budrio nėra. Matyt, tėvas tas, kuris Kauno tapo Kauno prokuroru, jis, reiškia, jau kitą žmoną turėjo ir to sūnaus kokiu tai būdu nepatarė į Kauną atvažiuoti. Bet vėliau tas sūnus atvažiavo ir baigė Žemės ūkio akademiją. Taip, kad tai buvo. O dėl santykių su prokuratūra Kauno, aš turėjau tokį, pasakas tokius pasakosiu, bet tikrovai. Reiškia, įstojom, mokiausi gerai, 5 mokiausi, stipendijas didelės, po 3 kurso mane priėmė į darbą katedros vedėjas valstybinės teisės Andrius Bulata. Jis tai ir iš to, kur jis su pusbroliu po Pirmojo pasaulinio karo šaudė Kaune prie teatro į Lietuvos pirmininką, ministrą, Augustą Vadapalą. Ir ne Vadapalą. Tai va. Tai jis... Bet kažin ar jis, čia tas pats buvo, nes tas, kiek žinau, jisai 38-ais mirė. Ne, jis su pusbroliu atėjo šaudyti. Supratau. Ir, reiškia, pusbrolį pagavo ir nuteisė ir sušaudė kalėjime kažkur tai, o jam pavyko pabėgti. Per Lenkiją, per Austriją į Prancūziją. Paskui Ispanijos kare buvo, vienu žodžiu, iki tarybinių laikų Lietuvoje jis negrįžo. Andrius Bulata. Kai grįžo, parašė apie tą, jau dirbo fakultete, su studentais bendraudavo, mes kažkaip jam pasakėm, gal reikia knygą kokį čia parašyti, kas čia buvo. Jis parašė knygą Limuzinas numeris 4. Turbūt matėt kur nors, tokia nedėlė knygutė, aprašė, kaip jie šaudė į premjerministrą mūsų Lietuvos. Vienu žodžiu, tokie dalykai buvo visokie įdomus gyvenime. Dabar, reiškia, studijas man gerai sekėsi, tai tas Andrius Bulata, už tą patarimą knygą parašyti, jis mane pakvietė dirbti katedros laborantu. Aš 5 mokiausi stipendiją padidintą, dar laboranto, aš pasidariau turtuolį jau. Ir pradėjau galvoti, jau 5 kursas artėja, kaip čia daryti. Su savo drauge, kuri iš Šiaulių buvo, pradėjom labai galvoti, kad gal nereikės mums 5 kurse vestuvių, nes ją paskirs į kilus Šiaulių, ją Vilnių nepaliks. Čia vienas iš tokių mūsų norų buvo. Praktikoje buvom, 4 kursė, dabar nebežinau universitete, kaip ši praktika būna, nebuvo, turbūt neįmanoma, nes tada studentų iš vis, tai buvo teisės fakultetas priimdavo 50, baigdavo apie 40.
Tai jų visur trūkdavo, o dabar jau šimtai teisininkų yra. Net yra atskiros mažos grupuotės. Tai reiškia, teko išvažiuoti praktikai į Kauną. Nežinau, kodėl man tą paskirė į Kauną. Ir davė, reiškia, prokuratūra pasidomėjo kambariuką kažkur rado, gyvenkit. Ir mes ateit ir dokumentus skaitydavom, suryždavom kažkokią tokią. Ta praktika labai menka. Bet vieną dieną ten dirbo toks, gal tą pavardę žinot, jeigu kas iš Kauno, Gaidelis pavardė, neaukšto ūgio toks prokuroro, tardytojas, man rodos, buvo. Paskui pažiūrėjau, kad jis baigęs prieš mane universitetą 3 metais anksčiau. Jis atsikvietė mane ir dar vieną ir sako, reikia mane eit, prokuroras Budrys davė komandą, kad atvežtumėm, areštuotumėm boksininką Juškėną. Žinote Juškėno pavardę? Jis vienintelis buvo nokautavęs Šociką. Šocikas vieną nokautą Lietuvoje turėjo. Puikus. Nu, mes važiuojam ir galvojam, kaip čia mašina tokia. Ar mes negausim tam tikrą vietą nuo to boksininko. Tam Gaidelio aš sakau, nesakyk jam apie areštą, sakyk, kad prokuroras prašė atvežti, kad pėsčiam ateit sunkiau, o atvažiuosi. O čia mano gudrumas pasireiškia, aš taip dažnai įsisukdavau į situacijas. Reiškia, taip ir padarėm, kai pasakė, kad pasirodo ne dėl to, kad jis nuboksavo tą savo laiku Šociką, kiti dalykai kažkokie išlindo. Jau byla įtartina. Apsiverkė net. Bet nuvežėm, atidavėm, į jo daugiau nebematėm. Bet jūs vis dėlto baigęs universitetą toliau plėtojot mokslinės studijas ir Maskvoje studijavot aspirantūroje, sprendžiant iš jūsų biografijos ir pasirinkote, na, tokiai labai originalią, sakyčiau, sovietiniam laikam temą, būtent tarptautinę teisę jau tada. Laisvieji miestai, tarptautinėje teisėje. Gerai, kaip čia jūs atvedėte? Trumpai pasakysiu. Aš kai baigiau, man paskyrė mane 2 metam finansų teisės dėstytoju. Aš apie finansus tikrai nieko neišmaniau. Prieš mane dėstė tą dalyką kaip laikinas dėstytojas, Lietuvos banko valdytojas, Albertas liktai, Knyva, jo pavardė. Aš nueinu pas jį, paklausiu, iš kokių, reiškia, šaltinių jis paskaitas darė. Paskaitą vieną semestrą į savaitę po vieną. Bet man pasidarė įdomu paskaityti, kas at finansų teisė, ir man davė tas daug naudos ateičiai paskui. Tai 2 metus dėsčiau tą finansų teisę, paskui paskyrė jį, čia kai kas pažinojo, toks buvo docentas, paskui profesorius Antanas Marcijonas, jį paskyrė tam darbui, jis atėjo pas mane, duokit man savo paskaitas. Aš nežinau, kaip paruošti. Atidaviau. Tai sako, aš 10 metų skaičiau tas paskaitas. Vienu žodžiu, iš tokio. Bet aš nenorėjau jokių finansų daryti, finansų aš neblogai uždirbau, viskas buvo tvarkoje. Tarptautinės teisės norėjau, nes tarptautinė teisė irgi blogai buvo dėstama, universitete nuolatinių testų nebuvo ir žmonės, o ta traukė kažkur. Vis tiek ta teisė įdomi, galim paskaityti ir lenkiškai, ir lenkų pramokau kalbą visai neblogai, ir prancūzų dar į kursus tokius nejau. Na, vienu žodžiu, jau pas mane atsirado tokių kalbų daugiau, ir aš galvoju į tarptautinę teisę stoti. Bet kaip gauti fakultetui tarptautinę teisę? Nu, ta mokykla, visi fakulteto žmonės kreipėsi pas, tada ministras buvo Zabulis, jie gavo kažkokią vietą tarptautinės teisės, kuri bus Maskvoje. Bet čia tik tai formulė tokia.
Maskvos universitete bus viena vieta, o tu Vilniaus universitetas gali siūlyti kandidatą. Tai praktiškai čia galėjo būti niekas. Vilniaus tarptautinių teisės katedra paprastai priimdavo tik maskviečius, savo auklinius. Kažkas man tai paaiškino. Buvo tokia atranka, kursai, mane atrinko, gerai, ką toliau. Nusiuntė į Maskvą dokumentus ir neaišku, kas bus toliau. Aš jau buvau mokslo kandidatas, apsigynęs tokia kita disertacija buvo apie laisvąjį miestą, kurią aš parašiau per metus ir apsigyniau per metus, nes aš aspirantūrą turėjau Maskvoje savo laiku 3 metam, bet man pavyko tą išspręsti, kadangi laisvo miesto problema buvo siūlymai Rusijos, gal vakarų Berlynas taptų laisvojo miesto, kas ir duos tą tokį. Ir taip toliau, tai ta aktuali tema, aš pradėjau žiūrėti temas šaltiniuose, bibliotekose, tik vieną straipsnį radau, tokios Maskvoje gyvenančios Armėnės Bodžaren. Straipsnis vienas buvo, perskaičiau. Tada jau čia buvo aspirantūros laikai, mane Maskva priėmė tą aspirantūrą kažkaip tai. Tai man vadovas sako, buvo akademikas Korovin, toks Evgenij Aleksandrovič, dar caro laikų, labai protingas žmogus. Jis man pasiūlė iš pradžių, ieškok ką nors su kolonializmu. Gal 3 mėnesius po bibliotekas vaikščiau, prisirinkau visokių medžiagų, bet aš jums sakau, profesoriu, visos problemos tuose straipsniuose lyg išspręstos. Aš čia nieko naujo negalėsiu pasakyti. Sakau, aš kitą noriu apie laisvąjį miestą. Тема vadinasi status вольного города в международном праве. Jis jam net akis paraudo. Žinai ką, rašyk. Ir aš parašiau per metus, apsigyniau. O kaip gintis jau reikia man, jau baigė disertaciją, Korovinas mirė. Ir iškilo problema, kad aš turbūt iš viso negaliu gintis. Bet jau su Korovinu buvo parašu priimtas sprendimas, kad rekomenduoti gintis. Disertacija tinkama. Pavyko man Maskvoje užbaigti tą disertaciją taip, su laisvojo mėnesio statusu. Ir aš buvau aspirantūrai pasodintas 3 metam, aš po 2 nepilnų parėjau namo, į Vilnių pravažiavau. Ir su tą disertaciją taip galvojau. Paskui čia maža karjera Lietuvoje, dėstau tarptautinę teisę, vienu žodžiu taip. Ir pagaliau dekanų buvau, bet būdamas dekanų nepamečiau tos idėjos, kad buvau per tą laiką nuvažiavęs 10 mėnesių stažuoti į Paryžių, prabuvau gal 7 ar 8 mėnesius tik tai, nes prasidėjo studentų revoliucija, net De Gaulės buvo atstatydintas, pabėgo pats. Vienu žodžiu, gyvenau senamiestį ten, žinai, vaikščiau į bibliotekas. Gal pradėkime šiek tiek nuo anksčiau, kaip jūs ten pakliuvot, vis dėlto sovietiniai laikai ir jūs vyksta maištai, jūs vis dėlto sovietinis pilietis sėdis bibliotekoje, čia aišku įdomu, bet kaip jūs ten patekote? Čia dabar gerai pasakysiu ir šitą dalyką. Buvo sekmadienis, šeštadienį mane pasikvietė rektorius Kubilius ir sako, atvažiuoja čia draugas šiandien toks, ne draugas, o iš Maskvos didelis viršininkas. Buvo geras, Grigonis susirgo prorektorius, tas irgi nieko negali, aš turiu nedalyvauti. Pavaikščiok mėnesį, visą dieną ištisą sekmadienį po Vilnių. Papietausiai, tai jau užmokėsim, mes viską duosim, taip toliau. Iš tikrųjų atvažiuoja, susitinku rytą, yra žmogus atvažiavęs jau, toks apie 50 metų, mokslo akademijos narys korespondentas ir dirbantis kažkur CK.
pirmą kartą pabaltys atvažiavęs, vaikšto visur, visą dieną su juo vaikščiam, pavalgėm kažkur pietus ir taip toliau. Ir po to jis man vakare jau atsiskiriau, sako, o ką tu toliau darysi, koks tavo, nusakau, toks, galbūt išvažiuosiu į Maskvą aspirantūrą, gal mane priims, nors anksčiau buvo tokie atvejai, nieks nepakliūdavo. Jis paprašė mano namų telefoną ir sako, tu būk namuose už savaitės ar už 10 dienų, aš paskambinsiu, aš pasidomėsiu, kas ten vyksta. Ir tikrai taip ir buvo, kad jis paskambino iš Maskvos už 8 gal dienų ir man sako, Maskvoje aspirantūra tarptautinės teisės, kalbėjau su ministru Jeliutinu, tave priims, nes tavo dokumentai gauti. Važiuok, ruoškis. Taip pakliuvau. Bet tai į Maskvoje aspirantūrą, o į Paryžių, Sorboną, kaip jūs patekot? Tai čia kiti dalykai, bet čia buvo ta dėl mano disertacijos. Taip. O ta jau buvo po disertacijos, apsigynęs tada buvau, kai į Paryžių patekau. Į Paryžių, taip lengviau būdavo. Ten tais metais Paryžiui mane išsiuntė 10 mėnesių, bet tas prasidėjo studentų revoliucija, Paryžiui daug kas užkliuvo ir išvažiavau į pietus. Marselį, Nicą šitose visą 1,5 mėnesį prasitryniau, gyvendamas kambariukė iš 5 kvadratų, lovą prie sienos pririšdavo, tokie pigiai apmokėjo man ir aš mažai teisiškai galėjau kažką daryti. Tiesiog gyvenau ilsėdamasis. Jūs ilsėjotės, bet žinau, jau neatsitiktinai kalbėjom ir apie prancūzų kalbą. Kaip iš gailesčio mokytoja jūs išmokot prancūzų kalbą ir čia jums labai pravertė. Aišku, natūralus klausimas, o saugumas jūsų KGB nevertė jūsų rašyti ataskaitų, šnipinėti, nes jūs bendravot ir Paryžiuje su lietuviais. Kas yra, aš išvažiavau be saugumo Lietuvos leidimo, kadangi jie laukė kažko, o tas maskvietis man padėjo gauti ir mūsų saugumas Lietuvos nesikišo. Kai grįžau, pradėjau mane klausinėti. Ir paprašė ataskaitos pusės. Atėdaviau šitą pusę ataskaitą. Ką reiškia pusės ataskaitos? Tokie, kur apie žmonės, su kuriais sutikau, mokslininkus, tokie, žinai. Ir viskas. Tai čia taip ir nuėjo. Ir tada pradėjau man jau, kaip sako, kalbėti, gal tu pas mus įstosi, darbą gerą siūlom. Jau ir baigėsi. 77 metai jūs ministras. Taip, mane paskyrė teisingumo ministrų. Kokios čia aplinkybės? Dekanas. Man rodos, kad reikalas išėjo iš Kubiliaus pasiūlymo, jis gyveno kartu sodose su Griškevičium, pirmuoju sekretorium. Ir kokiu tai būdu mane išsikvietė Griškevičius ir sako, čia žmonės patarė, gal tu sutiksi būti ministru. Atstatyta teisingumo ministru, nereikia naikinta kažkada, tapti teisingumo ministru. Būtą pažadėjo gerą, Čiurlionio gatvėje, kaip nesutiksi. Išbuvau 12 metų su viršum. Taip, ramus. Iki 90 metų. Ir kaip jums sekėsi būti, juk kokios buvo pareigos, žinau, sprendėt ir personalinius klausimus, tiesa? Žinot, darbas buvo nelengvas, bet po teisingumo sistemą, kai daug metų buvo teisingumo ministras nebuvo, buvo permeta aukščiausio teismo. Visą laiką jie su savo idėjom lįsdavo tenai. Taip, kad mes problemų turėjom. Bet pragyvenau tą laikotarpį. Kokius spręsdavot klausimus daugiausia? 13 metų dirbimas. Tik 2 namus pastačiau. Teismus. Tik 2.
neduodavo pinigų, ir teismai buvo labai maži, teisėjų trūkdavo visada. Vienu žodžiu, sistema buvo labai bloga. O manęs nelietė. Taip. Bet paskui pradėjau, aš dėsčiau ir universitete pusę etato. Vienu laikotarpiu manęs vos neišmetė iš universiteto. Partijos centro komitete buvo kažkoks pasitarimas ir vienas sekretorius pradėjo mane viešai barti kažko. Aš atsistojau, sakau, aš išeinu, aš nesu jūsų narys. Tai ant rytojus jis mane pakvietė į Vilniaus viešbutį pietų, kadangi kokia šiotai Šiaulių delegacija buvo atvykus, o aš buvau deputatų išrinktas Šiauliuose. Irgi atėjo, atsiprašė už savo barimą ir viskas gerai baigėsi. Ką jums reiškia iš vis ta komunistinė ideologija? Ar kažką tuo metu turėjote, kompromisus daryti, ar galbūt? Ne, mano komunistinė ideologija savotiška buvo. Kartais tekdavo straipsnį kitą parašyti. Esu turbūt komunisto žurnale kokius 2 parašęs per tuos 13 metų. Ir į laikraščius kartais tokių kreipimusi. O šiaip aš daug rašiau įvairius žurnalus, teisinius žurnalus. Kitur pavykdavo įdėti. O CK Teisingumo ministerija tvarkė, turėdavo žmonių visada savų. Nu, būdavo problemų. Nelengvos problemos buvo. Po to, žodžiu, prasidėjo pertvarka, perestroika, viešumas, glasnas, tokie dalykai, sąjūdis. Ir prieš šį pokalbį jūs kalbėjot, kad vieną kartą jūs sėdote valgyti viščiuko ir pas jūs atvyko jūsų buvęs studentas su svarbaus patarimo, taip? Taip. Čia visai pradžia buvo. Ėjo klausimas apie Lietuvos, kokį dokumentą paruošti dėl nepriklausomybės. Bet manęs ten nekvietė. Čia sąjūdžio buvo, Landsbergis vadovavo šitai grupiai. Reiškia paruošti nutarimą tokį, kaip pavadinti. Jie parašė daugybę variantų, bet tas nutarimas, klaidų daug irgi buvo ir neaiškus yra. Tai nusprendė Kauno grupė, ten tas Pukas mano studentas buvęs, net miesto su sąjūdžių judėjimu ten kažkoks tarybos pirmininkas tapo, taip toliau. 5 ar 6 Seimo nariai susitarė, kad kaip nors priprašyti mane, kad aš paskaityčiau šitą dalyką. Ir Pukas atvažiavo su to variantu savo padarytų. Nebloga, aktas neblogas, nedidelis. Bet pas jūs į namus jisai atvyko? Į namus. Tai ką, žmona buvo, kepė viščiuką iki 3 nakties, mes dirbom prie to teksto. Ir visai neblogas gavosi. Tik tai sunkesnis dalykas buvo, kaip pavadinti. Aš pasiūliau pavadinti aktas. Aktas, nenutarimas, kaip buvo variantas padarytas. Pukui sakau, tu savo ranką užrašyk. Aš visą tekstą toliau savo ranką įdėjau, išbraukiau ir taip toliau. Ten mano ranka liko. O akto žodį parašė jis. Kadangi jis buvo žmogus toks, jam reikėjo ką padaryti daugiau. Parvežė į Kauną. Kauniečiai, tas buvo jau 8-9, reiškia, kovo. Jūs sakėt, 60 ten žodžių įdėjot, 66 ar kiek? Mano 36 žodžių. 36. Jo. Kauniečiai pritarė jau buvo, čia irgi labai greit pritarė. Mane įrašė ir kolegija, bet nepakvietė į posėdį. Ir viskas. Ir tas
tekstas taip ir gimė. Pertvarkė. Patys paredagavo darbiškai, mano vieną sakinį išbraukė. Nelabai reikalingas buvo toks. Nu ir tas dokumentas, kur aš pridėjau kažką tai. Ir buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Saudargas teigia, kad tai jūsų indėlis toks, kad tas teisės aktas nepriklausomybės išlaikė laiko išbandymą. Taip, jos jau nekeitė nieks to dokumento. Nes aš galiu įsivaizduoti, tai yra kiekvienas žodis yra be galo svarbus, jisai turi būti tikslus. Nu tai ne veltui iki 3 nakties nuo vakaro tas buvo daroma. Daugybė variantų galvojama. Svarbiausius sakinius. Mano didžiausias išradimas, tas kablelis ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. Šit mano išradimas buvo pagrindinis. Daugiau kiti jau tokie tekstai gudresni. Tai va tokie dalykai buvo. Po to, kiek žinau, jūs prisidėjote ir prie garsiojo moratoriumo. Nu, žodis moratoriumas ne Lietuvos išradimas buvo. Jis, priminsiu klausytojams, jisai buvo paskelbtas 90 metų birželio mėnesį. Ir galbūt gerbiamas Pranas Kūris daugiau paaiškins, kuris sako, kad čia dėl blokados ir kitų dalykų, kad nepriklausomybės aktas, jisai laikinai pristabdomas jo galiojimas, jeigu čia aš teisingai išsireiškiau, nes turbūt tai... Taip. Neteisingai, tai turim kas pataisys. Ne, nu tai čia ne mano idėja, Landsbergio idėja pavaidinti, kad mes liktai sulaikom. Bet sulaikom ir jeigu pamatysi, čia yra frazė tokia. Pats aktas niekada nebuvo nei sustabdytas, nei atšauktas niekada. Tik kai kurie veiksmai daromi buvo jau neįmanomi. Ir vat Vytas Sinkevičius, man rodos, tam straipsnį kaip tik yra tokia frazė. Toliau jūs dalyvavote ir darybose su Rusija. Su Rusija aš važiavau, buvo grupė, delegacija tokia. Vienoj tik tai važiavime buvo Landsbergis, o daugiau pavaduotojai jo. Žinai, ir 7-8 žmonės. Kremliui. Mes supratom iš karto, kad nieko čia gero nesigaus. Nes atvažiavom pirmą kartą, ne pavardės mano, pavyzdžiui, vietoj pavardės įrašyta Pranas, o prie vardo Kūris. Nu, tokių, kažkas nerimtai paruošta. Sunkios dėrybos buvo, labai sunkios dėrybos. Man rodos, kad aš 6 kartus važiavau. Čia buvo dėrybos su Sovietų sąjunga, ne su Rusija, su TSRS. Taip. Bet tokie dalykai buvo. Nu ir mes ten dirbom, siūlėm variantus. Rusų delegacijai, Tarybų sąjungos delegacijai turi komenį. Neaišku, kas vadovaus. Vienas pavaduotojas, kitas pavaduotojas, pokalbiai sunkus. Ir pamatėm, kad nesigaus nieko. Nesigaus. Tai praktiškai ir buvo. Tai, kaip suprantu, su Sovietų sąjunga taip ir nepavyko sutarto, po to po rugpjūčio pučo jau buvo darybos su Rusija, jeigu aš teisingai. Taip? Taip, kada jau atėjo į valdžią Jelcinas, santykis kitoks jau pasidarė. O ten buvo tikrai valdžia, kuri krito. Ir dėrybos buvo toks, vienas pavaduotojas atėjo, vos nebardamas mus, lietuvius. Nu tai atsistojom dviese, sakom, tai išeinam, tai kaip piktis mums nesirodė. Tai, žodžiu, dėrybos buvo sunkios, bet užėmė laiką tam tikrą. Lietuvai naudinga buvo. Per tą laiką, kai buvom dėrybose, nebuvo taikoma juodų dalykų.
gal ir buvo taikomų, kurie ten paslėpti. Taip, kad situacija buvo sunki. Bet dar čia reikia paminėti tokį faktą, kad jūs vienintelis iš buvusių sovietinių ministrų buvo pakviestas dirbti ir pirmojoje Lietuvos nepriklausomos valstybės vyriausybėje. Taip. Ką galėtumėt prisiminti iš to epizodo? Tai... Darbas buvo savotiškas, mes turėjom sumažino ministerijos kadrų skaičių. Klausimai buvo siauri tokie, daug tokių buvusių nuodėmių išpirkimas kažkoks tai, tvarką reikia keisti ir taip toliau. Vienu žodžiu, sunkus dalykas. Vakarais kviesdavo mane į Seimą, Landsbergis dažniausiai, ypač jeigu atvažiavę iš Amerikos lietuviai su kažkokiais pasiūlymais, tai kad aš perskaityčiau tuos dalykus, taip toliau. Vienu žodžiu, darbas mano buvo dvigubas. Ir rajonuose kažką padaryti jau buvo sunku. Ir pirmoji vyriausybė bandė kažką padaryti. Patiems reikėjo važiuoti. Pavyzdžiui, Prunskienė buvo atleista jau, įvykiai įvyko didelį. Paskyrė pavaduotojų kitą, ministrų, kurį už 2 dienų patys turėjom atleisti praktiškai. Išėjo, pabėgo jisai, pasislėpė. Taip, paskui man pradėjo siūlyti ambasadoriaus postus. Pagaliau likom dėl 2 ambasadorių, arba Prancūzijai, arba Belgijai. Aš kadangi Prancūzijai buvo stažavęsis, aš sakau, aš sutinku važiuoti į Belgiją. Nu ir pasirodo, padarėm ambasadą, sukūrėm, kadangi, ačiū Dievui, viena valstybė davė pinigų, buvo nupirktas namelis, įkurta ambasada Briuselį, po to aš paskirtas ambasadorium Olandijoje ir paskirtas ambasadorium Didžiojoje kunigaikštystėje Liuksemburgas. Tai įsivaizduoti, koks buvo darbas. Išbuvau toje ambasadai 2,5 metų ir įvairių dalykų buvo gerų. Pavyzdžiui, Landsbergis iš Lietuvos beveik niekur nebuvo nuvažiavęs rimtai, nepriimdavo. Su karalium Boduenu susitariau, kad duos motinos karalienės rūmus mūsų vizitui, jeigu atvažiuos reiškia valstybės pirmas asmuo. O jie atvažiavo 6. Tai apgyvendino 2 parom rūmuose ir sutarėm, kad dar vienas įvykis, mes ambasadą atremontavom per tą laiką, reiškia, čia bus tam tikras pašventinimas. Ir karalius Boduenas priims Landsbergį. Patiesti vainikai, reiškia, kilimai tokie raudoni. Vienu žodžiu, padarėm tokį gerą žygį. Landsbergis labai džiaugiasi, nes ne vienas valstybės vadovas nebuvo priėmęs. Puiku. Tai vat, tokia, kad čia ambasadorius prisidarė, tai irgi yra, bet... Tokia yra ambasadoriaus karjera, bet jinai neužtruko labai ilgai, jinai yra puikiai atspindėta jūsų knygoje Misija ir tikrai ten faktas gina faktą, labai daug yra medžiagos, ypač kas domisi tais laikais, tai tikrai yra labai informatyvi. Bet 94-ais ambasadoriaus karjera baigėsi ir jūs vėl grįžote į teisę. Tai yra, užėmėt net 2 labai atsakingas aukštas pareigas, tai yra tapot Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų ir pirmininku ir taip pat Europos žmogaus teisių teismo teisėjų. Tai aš pirmiau tapau teisėjų, bet teisėjų tada Strasbūro teisme nebuvo nuolatinis darbas. Paprastai tai būdavo paskutinę savaitę suvažiuodavom. Reiškia. Mėnesio savaitę. Mėnesio savaitę.
kartais 10 dienų, jeigu bylos didelės ir užtelstos. Tai 3,5 metų aš tai pradirbau, o Lietuvoje man per tą laiką įsiūlė tapti aukščiausio teismo pirmininku. Ten problemų irgi labai daug buvo. Reikia prisiminti, koks tai buvo laikas. Tai buvo praeito amžiaus 90-ieji metai ir buvo didelis krūvis visai visuomeniai, tokia savotiška nuolatinė užsitęsusi krizė, laukinio kapitalizmo startas ir praktiškai teisiniai pagrindai valstybės stipriai subraškėja. Kitaip sakant, senieji pagrindai sugriuvę, naujieji dar nėra tvirti. Ir, žodžiu, dedasi labai įvairūs dalykai, įdomus dalykai. Tarp teisinės sistemos čia veikia ir brigados, nusikalstamas pasaulis, privatizavimas, įvairūs tokie dalykai. Ir štai jūs šitam visam sukūry įmetamas į patį jo centrą tampate aukščiausio teismo pirmininku. Ir ką jūs matot? Sunku darbą. Sunku darbą, tikrai. Tai buvo šitų reikalų, apie kuriuos aš kalbu? Šešėliukų? Viso buvo. Atėjo su šautuvu vienas kaunietis, nenusivilkęs paltą. Sakau, ką čia paltą nusivilk? Velkas paltą, šautuvas padėtas. Tai sakau, dabar ką darysi? Nušausi ar mane nušausi? Tokių dalykų net būdavo. Nenoriu net kalbėti. Laikai buvo sunkus, bet vyko reforma teismo. Pinigai pagaliau buvo Europoje surasti, kad teismas taps nuolat veikiantis. Ir tada aš atsistatydinsiu iš aukščiausio teismo. Taip ir padariau. Atsistatydimas irgi nebuvo paprastas labai. Seime kilo kažkoks skandalas. Mane užsipuolė kalbėdamas vienas deputatas, kuris dabar Europai yra, kuris aiškino man, kad aš, būdamas Paryžiuje stažuotėj, skaičiau, gavau kažkur Molotovo-Ribbentropo paktus dėl Lietuvos ir taip toliau, 400 metų. Ir kodėl aš, taip sakant, jiem netidaviau. O kas jis tada buvo? Nu, vienas žodžiu tokių buvo, bet gražiai. Seimas mane paleido ir gražiai nubalsavo Prancūzijai. Taip, kad pradėjau ten tą darbą dirbau. Ir pradirbau Strasbūro teisme daugiau negu 10 metų. Jeigu imsi tuos, kur tik savaitę į mėnesį dirbau tą laiką. Ir tuo laiku Europos Sąjunga gerą teismą susikūrė Liuksemburge ir mane pakvietė į teisėjus. 3 teisėjai iš Latvijos, Estijos ir Lietuvos buvom, visi 3 pakėlėm rankas, kuomet ir važiuojam. Lietuvoje jau čia patyrimas turi tam tikrą, čia Lietuva turi juristų pakankamai. Taip ir padarė. Tai mes čia padarėm didelį karjerą. Ir karjera net ta gera, kad Liuksemburgo teismas moka stipendiją, ne stipendiją, pensiją didelę. Taip, kad mes atsisėdam geram postui. Ir po 2 postus buvom. Gal dabar dar truputį šitą giją pameskime, nes jūs visada buvote ir akademinis žmogus, esate akademikas ir Vilniaus universitete net ir dekanų buvote, taip, tam tikrą laiką. Beveik 10 metų, 2 kartus. Ir būdamas štai šitoj vietoj, būtent ir būdamas Europos žmogaus teisių teismo teisėjas, jūs gavote ir Mykolo Riomerio universiteto garbės daktaro vardą. Nežinau, už kokius nuopelnus man nesakė, įteikė, bet už kokius nuopelnus man nesakė. Gal čia paslėpta kažkur. Aš patenkintas labai buvau, laimingas. Tai iš tikrųjų esame Mykolo Riomerio
universitete aplamai. Jūs tą karjerą tokią turėjot, įvairias užimėt pareigas, administracinės pareigas, kitas pareigas, bet akademinis darbas universitete jums turbūt irgi visada buvo jūsų dėmesio centre ir jūs neapleidote. Rašėte ir knygas, ir monografijas, straipsnius. Nu, kaip jums pasakyti, dekanų, pirmo atveju, kai buvau dekanų jau po disertacijos savo apsiginės, tai susitariau su Maskvos universitetu, pavyzdžiui, kad tiek ir tiek Lietuvos aspirantų atvažiuos. Ir gavom tas vietas, niekad negaudavau. Jau mano tam tikra asmeninė pažintis buvo gera. Ir daug jaunų vyrų, dabar jau daktarų, rimtų, jau ir pensijas išeinančių, baigė tuo laiku. Taip kad kažką ne vien tik savo, bet rūpinuosi, kad kiti gautų tas laipsnis. Nes anksčiau teisininkų laipsnių teisės fakultete buvo labai mažai. Daktaro disertacijas tarybiniais laikais apgynė tik tai Žerolis vieną, Moreinas vieną. Ir viskas, jau pagyvenė po artėjęs virš 60. O aš gyniau daktaro disertaciją 305 būdamas metų. Tai tuo metu, sovietiniais laikais, tai ne visi toli gražu gindavosi tą daktaro disertaciją, nes tas pagrindas, tas toksai standartas, tai buvo vadinama kandidatinė disertacija. Taip. Bet jūs čia paminėjot, kad jūs vos per 1 ar 1,5 metų tą disertaciją parašėt, kai dauguma rašydavo dešimtmečius. Kaip jums vis dėlto pavyko? Kur tas yra receptas? Receptas tas, kad tas mano net vadovas senasis Paryžiui, ne tas vadovas, o Korovinas, kuris Maskvoje buvo vadovu, akademikas jis buvo. Pažįstami sakydavau, kad jie yra iš dailininko Korovino šeimos. Yra tokie Rusijai, Korovinai, dailininkai geriai, būktai iš tos. Baigė caro laikais. Tai kada aš jam pasakiau, kad aš radau Modžorian straipsnį apie laisvąjį miestą, ir sakau, kad, ir žinau, paskaičiau prieš tai, radau Klaipėdos variantas, kažkas tai siūlė. Dancige buvo laisvas miestas, Krokvai buvo laisvas miestas, Trieste buvo po Antrojo pasaulinio karo. Medžiaga didelė, greitai. Aš jam pasakiau, kad tą, ką jūs man pasiūlė dėl kolonializmo pabaigos Afrikoje, nieko naujo neduos, viskas Tarybų sąjungos yra išspręsta. Jis nusišypsojo, sako, tikrai rašyk apie šitą. Nu, kada vadovas duoda galimybę tau rašyti, tiesiai pačiam, aš visą parašiau ne skyriais, o visą disertaciją. Sukūriau variantą, kaip man atrodė, niekas nekritikavo, nu ir per metus patidaviau ir reikia jį jau duoti gynimui. Nu, svarstėm katedrai, man praneša, aš mieste buvau, kad tavo vadovas numirė. Netoli Lenino bibliotekos vadinamas, yra mokslo institutas teisės tenai Maskvoje. Ir prie to institutą jie nugriuvo. Laidot reikia žmogų, o nedalyvauti mano gynime. Tai vat, atsirado problemas, kaip daryti. O kas buvo numatytas mano jau oponentų, jau šito dekano, ne dekano, jis dekano buvo, tada katedros vedėjas Korovinas. Tokį Mišiną. Žmogus su viena ranka. August Mišina. Aš sutinku jį, sakau, kaip čia dabar bus. Nu ką tu, aš jeigu paskirtas jūsų katedros, ar mirė vadovas, ar nemirė, aš turiu teisę dalyvauti. Aš noriu tavo disertaciją dalyvauti. Ir sako tik tai, pasitarkim, kaip Korovino pavardę parašyti. Parašiau, kad vadovas akademikas Korovinas ir uždėjau juodą Grimelį. Ir su tuo ėjau į gynimą. O Mišinas mums sako, nebijok, aš, rusiškai kalba buvo,
aš ranką praradau jūsų druskininkuose. Sakau, kaip čia buvo? Nu, jūs žinote, Tomišiną, valstybinis vadovas ir geras profesorius. Pasirodo, jis leitenantas Rusų armijoje buvo ir jie per nerį kažkur važiavo, plaukė ties druskininkais. Ir juos apšaudė, jam ranką nušovė, tą prasme, teko nupjauti po to. Tai aš į Lietuvą noriu nuvažiuoti. Į tavo disertaciją, po disertacijos prisistatysiu. Sakau, tai neaišku, ar aš apginsiu. Namuoja ranką. Tai vat prašau, čia ne iš knygų išrašyta, o gyvenimas tikras. Dabar aš utriruosiu truputį tą sakydamas, bet jūsų tema nagrinėta, ji išnyko, neaktuali, nes tarptautinė teisė, nežinau, ar jinai egzistuoja. Ji neutraliai neišnyko, bet abejojo net tie kai kurie, reiškia, katedros nariai profesoriai, bet problema iš Rusijos siūlė dėl Berlyno toliau daryti laisvą miestą, dingo. Bet per tą laiką, kol jis nebuvo dingęs, mano situacija apginta. Ir jie mane patvirtino, reiškia, vaketam, atestacinį komisiją per mėnesį. Ar jie protingai suprato, kad reikia greičiau patvirtinti, kad tas žmogus dingtų su laipsniu? Bet kalbant apie dabartinę situaciją, iš tikrųjų pasikeitus Jungtinių valstijų administracijai dabar, atrodo, kad laužoma ta tarptautinė tvarka, tarptautinė teisė, kuri buvo kurta, rodoma toks atsainus požiūris, švelniai tariant, į tarptautinį baudžiamąjį teismą, į tarptautinės teisės normas. Ir iš tikrųjų kyla klausimas, ar dar tos normos galioja, tarptautinės teisės? Matai, tas normas kažkas kritikuoja, ypač jeigu jūs prisiminsite, kad dabar tarptautiniam baudžiamajam teisme yra Izraelio premjero byla. Taip. Nu tai dabar darykit savo išvadą, ką norit. Tai aišku, išvadą čia sunku daryti, kadangi Jungtinės valstijos nepripažįsta šito teismo, kitos valstybės pripažįsta ir taip ir neaišku. Taip. Yra sumaištis gana nemaža, tiesa? Visko gali būti. Visko gali būti. Ir jeigu kilus Ukrainos Rusijos karui tikrai tikėjomės, kad jisai pasibaigs kažkokiu tai Niurnbergu, tai nežinau, visi to turbūt siekiame ir tikimės, bet vilčių nelabai daug yra. Aišku, liečia tarptautinė teisė, kalbos nėra, bet daug valstybių pasaulyje nedalyvauja šitoj konvencijai. Ir dabar pradeda skaičiuoti ir aš manau, kad bando po truputį sumažinti net skaičių. Tai čia yra didžioji politika. Bet ta politika, ji visada siejosi su teise, tarptautinė tiesa. Taip, apie tai ir kalbu. Bet ta tarptautinė teisė įgaliojo kažkuriuo metu, kaip sakant, veikė? Tarptautinės teisės galiojimas nėra labai konkretus. Būdavo grupė valstybių, kurie taip skaito, o mažesnė grupė kitaip. Ir reikalui atsiradus, ašgi važinėdavau tos kongresus. Kokiu cirku esu prisibatęs. Taip, kad teisininkai turi savo galvas, kiekvienas savo protą ir svarsto, siūlo, kad tas paspalimas rūt ne toks geras kaip dabar. Taip, kad čia ne privatus koks dalykas, kurį nurodysi padarysi. Tie kongresai būdami, organizacijos tokios didelės, svarbios, savotiškai gyvena. Ir tai nereiškia, kad jie pasmerkia tarptautinę teisę. Taiso, tobulina. Žodžiai gražus labai, kai diskusijai žiūri. Bet kaip bus, aš negaliu atsakyti. Jūs parašėte disertaciją, tai jau daktaro disertaciją,
apie tarptautinę teisę ir po to ta disertacija buvo naudojama rengiant jungtinių tautų rezoliucijas, tam tikrus nuostatus. Tai aišku, žinoma, įdomus faktas, bet kaip jūs vertinat jungtinių tautų vaidmenį? Aš ir davė man, atsiųsdavau tos tarptautinius dokumentus, kur mano pavardė teigiamai įrašyta ir pažyma, kad tvarkoj. Bet visos tos idėjos jungtinėse tautose neįsipildė. Jungtinės tautos daug metų egzistuoja, bet kad priimtų sprendimą, kurį tikrai laikytų, nelabai įsipildo. Taip, kad ir visi užmiršta, kas buvo puolamas, kas giriamas, taip toliau. Taip, kad aš negaliu pasakyti. Aš dabar nutraukiau santykių su tarptautinė teisė. Kažkada priklausiau Maskvoje tarptautinės teisės asociacijai. Važinėjau po pasaulį. Dabar man neįdomu. Taip, kad, Bet gal mūsų pokalbis jau turėjo eiti į pabaigą. Jūs sakėt, tarptautinė teisė, gal nelabai įdomu. Kuo dabar domitės, kuo gyvenate? Ačiū Dievui, dar sveikata man leidžia vaikščioti šiaip taip. Amžius mano rugpjūtį bus 87. Taip, kad aš galiu jau persižegnoti ir nebekalbėti daugiau. Turbūt paskutinė tokia vieša kalba pas jumis, nes gerbiu jūsų universitetą. Jūs man irgi daug padarėt. Taip, kad gyvenimas yra toks. Lakstyti į kažkokias delegacijas jau neįmanoma. Patikėkit. Kai ambasadoriu buvau, tai dar teko ir ambasadose būti, ir kitur. Nežinau. Jungtinės tautos turi kažkokių, didelį skaičių turi, 200 narių, skaitykim, apvalinkim, kaip tai yra. Tai jūs įsivaizduokit, su tokiu skaičiu balsų galim kažką laimėti. Bet kaip įvykdyti tuos nutarimus? Vot kur yra problema. Ir jį dabar, gal dėl to, kad ta yra Amerikoje tik tai centras, nežinau, nenoriu savo nuomonės kalbėti kai kur. Bet sunku, gyvena tokia pasaulinė organizacija, žinoma, naujas pasaulis praktiškai įėjo į ją po antro pasaulinio karo, 100 naujų valstybių, tikrų tokių, kas pasidarė. Priima gražius sprendimus, bet labai atsargus vadovai, labai atsargus, ilgus metus dirba, išmano tikrai, protingai, bet realizuoti jungtiniam tautom savo sumanimus gana sunku. Tai šitą reikia žinoti. Kągi, baigiame ir gal tokia išvada, kad pradėjo Pranas Kūris, eidamas Šeduvoj į mokyklą, kaip suprantu, be kuprinės, tik sąsiuvinius susikišęs už juostos, o dabar aš buvau ir net neturėjau knygų, net nebuvau už ką nusipirkti. Aš dabar buvau įkėlęs koją į Prano Kūrio butą ir ten yra nuostabi biblioteka ir net ne vienas kambarys, daugybė knygų, daugiausia prancūzų kalba, tai ir visa teisės klasika ir filosofijos klasika. Tai manau, čia ir yra ta pamoka, ta paslaptis. Kaip žmogus tampa išmintingas, kaip žmogus tampa sėkmingas ir gali padaryti daug gero visuomeniai. Ačiū Jums. Aš vedžiau pokalbį Saulius Spurga ir kalbėjome šiandien su akademiku, diplomatu, valstybės veikėjų Pranu Kūriu. Dėkui ir iki kitų susitikimų.